Sveiki, brangieji mylimieji. Tikiu, kad sugrįžote iš bažnytėlės, girdėjot pamokslą, priėmėt švenčiausią sakramentą, galėjot apkabinti, tuos, katrų pasilgot per visą savaitę. Ir kaip jau mada, aš dalinaus savo įžvalgom. Tai, ko aš išgirdau, ko aš pamačiau šios dienos skaitinius. Ir labai džiaugiuosi, jeigu ir jūs dalinatės. Jeigu parašot, ko išgirdot per pamokslą, arba kokias mintis pas jumis pačius atėjai. Dalindamės mes turtėjam. Neužmirškit. Taigi 16 eilinis sekmadienis ir pirmasis skaitinys iš Išminties knygos. Bet tavęs nėra kito Dievo, kuris viskuo rūpinasi ir kuriam turėtume įrodyti, kad tu nesi neteisingai pasmerkęs, juk tavo jėga yra teisumo šaltinis. Visa valdydamas tu gali visų ir pasigailėti, juk tu parodai savo jėgą, tai kai netikima tavo visagalybė ir baudi įžūlumą tų, kurie ją pažįsta. Nors esi visavalės jėgos, teisi atlaidžiai ir didžiu atlaidumu mus valdai. Nes kai panori, jėga tau tarnauja. Tokiais darbais tu pamokei savo tautą, kad teisusis žmogus turi mylėti žmones. Ir savo vaikams davei gerą viltį, nes suteiki vietos atgailai už nuodėmes. Atliepiamoji psalmė 85. Priegiesmis. Tu viešpatie atlaidus ir geras. Juk tu viešpatie atlaidus ir geras, pilnas ištikimos meilės visiems, kurie tave šaukės. Viešpatie, mano maldos paklausyki, išgirsk maldavimą pasigailėti. Visos tavo sukurtusios tautos ateis ir tau viešpatie lenksis. Jo šlovins tavąjį vardą, nes didis esi ir darai nuostabiausius darbus. Tu vienintelis Dievas, tu viešpatie atlaidus ir geras. Bet tu viešpatie esi maloningas ir gailestingas, visada kantrus ir ištikimas, be galo geras. Pažvelk į mane ir pagailėki, suteik stiprybės savo tarnui. Tu viešpatie atlaidus ir geras. Antras skaitinys iš Pauliaus laiško Romiečiam 8 skyriaus. Broliai ir seserys, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtarė šventuosius pagal Dievo norą. Posmelis prieš Evangeliją pagal Mato 11 skyrių 25 eilutė. Aleliuja! Šlovė tau tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliam. Aleliuja! Evangelija. Iš Mato Evangelijos 13 skyriaus nuo 24 eilutės. Anuo metu Jėzus pateikė minioms kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo savo. Kai želmuo paaugėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugis. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: šeimininkė, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: tai padarė mano priešas. Tarnai pasiūlė: jei nori, mes eisime ir jas išravėsime. Jis atsakė: ne, kad kartais ravėdami raugės neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė įmaišę 3 saikuose miltų
ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus kalbėjo minioms palyginimais ir be palyginimų jis jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo per pranašą pasakyta. Aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Paleidęs mines, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė, išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis, gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnias. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kai surenkamos ir sudeginamos raugės, bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, jie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklaus. Tai palyginimą apie dirvą ir labai daug kartų girdėti. Ir apie raugės, ir apie kviečius, ir apie garstyčias grūdėlį. Ir tai yra dažnai pasitaiko, bent jau kas 3 metai bažnyčio, tai tikra. Bet aš manau, kad dažniau pasitaikantis palyginimą. Ir kun gal naują ten pamatyti, kun gal naują ten atrasti. Iš tikrųjų, dažniausiai aš girdėdavau, kada kalbant apie raugės ir kviečius, aš girdėdavau pasakojant apie žmogaus širdį ir kad tai yra blogų dalykų ir yra gerų dalykų ir tus dalykus, reiškia, mes turim prižiūrėti. Bet aš pasidalinsiu, ko aš šiandieną pamačiau. Visų pirma, tai labai didelė apimtis ir aš atsiribosiu vienu nedideliu gabaliuku, nes vien iš išminties knygas, kas ten ir parašyta apie Dievo visagalybę, tai mes galėtumėm čia nagrinėti, nežinau, ten vos ne savaitės rekolekcijos, bet ko aš pamačiau čia, visų pirma, man užkliuva tokį veitą. Aš gyvenu su žmona vienkiemė ir čia aplinkau ir lauką, ir aš esu susidūręs ir su pjūtim, ir su šeinavimu, ir su visas dalykas, ir aš tikrai atskirų kvietinų rūgį ir taip toliau. Ir man pasidarė keista, kaip čia tokia seka. Žiūrėkit, kon saka. Reiškia, kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė šeimininkę, ar jie negerą sėklą pasėjai. Žiūrėkit, piktžolės anos aug, dirvo, kad ranieri ištručyta iki ten visišką sterilumą, anos savaime aug dirvo piktžolės. Bet, kon reiškia, kada ūgliai paūgėjo ir išplaukėjo. Ir tam, kad aš jums papasakočiau, aš ėjau su šuniukas pasivakščiuoti ir aš pasirunkiojau to korek. Ką reiškia išplaukėjo? Šita kveitis. Čia dabar ons jau vyra su varpa, tai nesivadina išplaukėjo. Išplaukėjo vadinas, kada tai šitas, tai ūsa išlend vat iš čia. Išlend iš lapų ir pasimatė tai ūsa. Aš tai jau paaiškinsiu, dėl ko tai svarbu. Tai ūsa pasimata iš čia, viesput ir atrodo, kad Vilnie jūra. Ir tada saka, jau plauk ten, rūgė, kveičia ar meižė, nesvarbu, bet anei tortus ūsus ir kada juda, anei sudaro tokį lauką, plauk. Dabar žiūrėkit, kada verties naudo raugės, rauginį iš tolo nepanašiai kveiti. Matot? Ana visiška, gal arčiau savęs valaikyti. Ana visiška nepanašiai kveiti. Ana ir visiška kitos rūšies augals. Ir aš galvoju, kad čia paskubėja ir vertėja suklyda. Tai apraugia ir piktžolė ir ana nieka gero nedaug kviečių laukia. Bet žiūrėkit, kada kviečiai išplaukėjo ir paūgėjo ir išplaukėjo, tada šeimininkas, reiškia, ir tarna pamatė. Ir ko aš atradau betyrinėdams, kad Biblijos tyrinėtoje atrada graikiškam vertimi, tai ir įvardinta žolė ir ana vadinas zizanija. Kada pradėjo, reiškia,
kada atsirado jau botanika, kada atsirado rūšiaviams augalų ir taip toliau, atsirado lotyniškas pavadinimas Lilium temulentum, užsirašiau. Lilium temulentum. Lilium temulentum yra svidrė. Neraugė. Svidrė. Kodėl tai svarbu šios dainos Evangeliją? Pažiūrėkit. Šitą teik parodžiau, jūs atskirtumėt nuo kviečio aš ne. Aš neatskirčiau, nes atrodo visiškai tą patų. Bet kada mes žiūrame į tom galą, čia yra visai kas kita. Jau parodys kvietį. Vat matot, patys lapą va sudėjau abudu. Ir kapanus atskirti. Ir tada žiūrėkit kvietys ir žiūrėkit svidrė. Svidrė čia yra panaudota svaigioji svidrė. Anatur tam tikrų negerų medžiagų, katras, net gyvulė, kada suėdami negerą elgas, žmonės saugo nuo to. Ir dabar žiūrėkit, palyginims kokią prasme įgauna. Pasėjai šeimininks kvietį, vatonva. Tada, kada sudyks, reiškia, tai ūsą išplaukio, tik tada iš vatų lapų, reiškia, pamata tarna, kad opa, tai čia ne vien kviečia aug, čia aug ir svidrės, nebenaudoju žodį raugės, aug ir svidrės. Šeimininkė, mes einam išravėsam. Labai įdomu, kad šeimininkas pasakė, nerėk, nes beraudami raugės, beraudami svidris, išrausat ir kviečius. Ryškia šeimininkas ne žemaitis, nes aš būčiau sakęs, o gyvulė, juk ištrypsat laukus. Dabar įsivaizduokit, reiškia, armija tarnų, per kviečių lauką, jau sužėlusi, jau suplaukusi, jau ūsas, jau varpą išlys, anien per ton lauką ir raunu. Taigi ten kaip su plentvoliu pervažiauta būtų. Kas ten paskiau, kun tu benukulsi. Viskas, badas. Bet šeimininkas sako, kad anam svarbu nežiūr apie visumą, on žiūr į patį esmę. On sako, kad su kviečiais neišrautumėte raugių. Ir tom palyginimą, kaip aš sakiau, daugelis pamokslininkų pamokslauka apie žmogaus širdį. Aš nematau to čia. Gal taip daryti, nes iš tikrųjų sako, iš žmogaus širdies išeina ir geri, ir blogi dalyką. Ten, kada kalb, kad paleistuvystė, godulystė, ten svetimavimai, vaidai ir taip toliau. Tai, sako, išeina iš žmogaus širdies. Mūsų širdė iš tikrųjų gyvulys gyvena, kad su Dievo pagalba kažką sugebam sutramdyti. Ir tai, kad mes viens kitą dar nesuėdėm visiškai, čia ir Dievo stebuklus. Aš skaitau paaiškinimą, palyginimą ir čia vėl noriu padėti akcentą, kad kas yra mokinystė. Mokinys klaus, ko nesuprant. Vot linku būti visim mokinės. Mokinys klaus tai, ko nesuprant. Ir mokinė atėjo ir klaus, sako, Jėzau, mes nesupratom, kur tu čia šneki apie tas svidris. Kas čia per palyginims? Ir Jėzus sako, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Tai pats Jėzus. Dirva tai pasaulis. Nekalba apie širdį. Sako, dirva tai pasaulis. Dirva tai pasaulis. Tai ir visus pasaulis. Ir čia aug ir žiūrėkit, o sėkla, vat svarbus momentas. Gera sėkla, karalystės vaikai. Reiškia, čia yra pasėta karalystės vaikai. Jėzaus mokinė yra sėjami į pasaulį. Atsimenat, kaip sakė, jūs pasaulio druska, bet čia kits palyginims apie tai neaiškisa. Tai yra mokiniai, Jėzaus karalystės vaikai yra čia, aniai yra čia. Ir va to veito yra toks pavojus. Reiškia, jeigu mes sakysim, kad svidrė į svidrė, o kvietys yra kvietys, tada išėtų taip. Dieve, ko tu primonės kabinėjais. Aš esu svidrė, ne kvietys. Ko tu primonės kabinėjais? Yra rūšis. Ir krikščionybė tokių buvo nukrypėjimų. Tai buvo, pavyzdžiui, sekta, kurią priklausė šventas Augustins, Manichėja, Anitepis sakė, jeigu vagis gimė vagių,
Kad tu anon teisi, ons toks gimė, anon tokį sukūrė, viskas. Bet ne taip ir su žmogum. Mums viešpats davė laisvą valią. Mes galim rinktis. Kas tu esi? Svidrė ar kveitis tu renkys? Aš renkaus. Mums yra duota valia pasirinkti. Ar savo jėgų mes galim tai padaryti? Ne. Ir tai parodys kiti palyginimą. Taigi, pirmasis palyginimas yra apie mokinius, apie karalystės vaikus, kad jie yra pasėti į visą pasaulį. Ir čia dar vienas niuansus, kad tas lieti ir bažnyčia. Ons lieti ir bažnyčia. Ar bažnyčia yra vien tik tai grūdų, kviečių klonas? Ne. Mes bažnyčioje irgi atrandam visko. Ei. Mes atrandam bažnyčio pletkininkų, mes atrandam bažnyčio alkoholikų, mes atrandam bažnyčio prievartautojų, vagių ir taip toliau. Ir ne tik tas reiškia tarp lankančiųjų, bet ir hierarchijo. Nes kas yra daroma slaptoje, nieks nieko nežino, tik tas paskiau, kada iškėl, sakom, tai nekveitys, ot viskas. Jo, ir mums norės, reiškia, iš savo bendruomenės šalinti, viskas šalinti. Klausykit, jeigu ėti tokiu principu, mes šiandieną apaštalo Pauliaus neturėtumėm. Nes Paulius, prisimenat, buvo bažnyčios persekiotus, ons persekiojo bažnyčią, ons pritarė žudimau. Ir staiga viešpats pamatė pasano kažką kitą. Pauliau, kodėl mane persekioji? Ir Saulius, tada nuo vards buvo Saulius, išvertus reiškia didžiausias, Saulius pasidaro Paulių mažiausiųjų, nes ons nesuprantos kitus karalystės. Ons pradeda tik tą sieną gilintis. Tai va, Dievas pamatė ton uolumą ieškoti tiesos. Ir net jeigu žmogus ten į komunistų partiją įstoja, dar kokias nors nesąmonės darė. Žiūrėk motyvą, dėl ko ons įstoja. Ons galėjo įstoti dėl to, kad sąlygas geresnės, galėjo daryti tai dėl to, kad karjerą padarys, dėl to, kad galės kyšius imti arba dar ko nors. Tai čia svidri. Bet jeigu ons ieškodams tiesos, ieškodams idealų, nuėjo į kažkokias nesąmonės, tai Dievas nelė dravėti. On sako, neraukit, nes išraustat ir kviečius. Jūs net pažįstat, jūs matot lapus, jūs matot ton išplaukus ir reiškia ūsą, bet jūs dar net pažįstat, jūs įsibėgėjimą iš tikrųjų išrausat būsimą apaštalą. Ir kieno biznis yra ravėti? On sako, o pjovėjai angelai. Tai ne mum teisti, ne mum ravėti. Mes galim viens kitą tik tas prižiūrėti ir nesielk kaip svidri. Mes vieną galim prižiūrėti. Toliau kiti du palyginimai yra labai svarbus. Pirmas palyginimas yra apie sėjėją Jėzų ir mokinius. Antras palyginimas yra apie patį Jėzų Kristų. Kur on sako, su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo dirvoje. Garstyčios grūdelis, aš nepaėmiau palyginti, aš turiu. Nepaėmiau palyginti, bet ons yra perpus didesnis negu aguona. Perpus didesnis negu aguonas grūdelis. Pasigūglinau, pažiūrėjau, pas mūsų, aš einu pro garstyčių laukus, kaimins ir pasėjęs garstyčias. Aš einu pro garstyčių laukus, tai pas mūsų užaugia iki kokie 60-70 cm. Bet enciklopedija rašo, kad užauga iki 2-2,5 metrų gal užaugti. Reiškia, turi būti kažkokias tai sąlygas, 2-2,5 metrą. Bet tai ir mažus. Ir sako, sėkla maža, užauga 2-2,5 metrų augals ir sako, didesnis už visas dėmesio ir vis svarbus momentas – daržovės. Didesnis už visas daržovės ir tada padangių sparnuočiai, reiškia, atskridę susisuka lizdus. Ok, kas reiškia tie sparnuočiai? Danieliaus pranašystė, berods 4 skyrius. Danieliaus pranašystė, cars, imperijas valdos, mata, reiškia sapną, regėjimą ir Danielius aiškint, kad tai yra didžiulis kedras su dangaus sparnuočiais. Ir kedras tai yra didžiulis medis, anus kraštus pats didžiausias. Ir sako, padangių sparnuočiai, tai visos tautos. Reiškia, kad tai imperija valdys visas tautas. Dabar žiūrėkit, su Jėzum visiškai atvirkštinis dalyks. Ons neatvarė kaip imperatorius, ons negėmė karalių rūmos ir, kaip sakiau, praeitas iki, nei su žaivas, nei su fanfaras. Mažas kūdikis tvarkė.
Mažas kūdikis tvarte. Šitą Dievas atėjo į pasaulį. Ir ano vizija imperijos, į kabutės dedu, ano vizija yra netapti didžiausių Nabuchodonosorų, katras ten paskiau išprotėjo ir paskiau Dievą garbino. O iš karto ėti nuolankume ir visas tautas pasanuo ten. Krikščionybė plint non-stop 2000 metų. Tai kas ir tas garstyčias grūdėlis, tas mažas kūdikis, ėdžius atvarti, katras užauga ko irgi caru, ne, dailydas sūnum. Dailydas sūnum ir kažkokiu rabinu, kažkokiam Izraelyje. Pasauliniu mastu, kas tai per valstybė išvis? O toks va, visatas valdos aten į mažiausią, ne į didžiausią. Ir kas faina, tai psalmė apie tai ir sako, viešpatie tu atlaidus ir geras, kur ten yra to preiškiai paslaptis mažutėliams. Nu va, mes nesam pašaukti, jeigu mes sekam Jėzaus pavyzdžių, mes nesam pašaukti pasikelti, išsiaukštinti, mes esam pašaukti sekti ano, katras garstyčias grūtėlis subrėst į 2 metrų augalą, ne į kedrą, ne į ton, katras užgož visus kitus. Ir kodėl pasakiau, kad svarbu tarp daržovių, aš dar grįšiu prie to. Ir paskutinis palyginimas, reiškia, yra dangaus karalystė panašiai ir auga, kur moteris įmaišo į 3 saikus, reiškia miltų ir viskas išrūkst. Ir jeigu ateitų ant vietą, pagalvokit apie tai, kad krikščionybė per pasaulį plint 2000 metų. Ir kaip ten kas bebandytų neigti, dar ko nors daryta, užraukts ir visus pasaulis, visa pasaulinė kultūra, nuvažiuok į Indiją, nuėk Kinijo ir taip toliau, ko mani dabar daro. Rauks da eikė, ko daro kiniečiai, klausos ir gruo europinę klasiką. Iš kur europinė klasika? Iš tikėjimo. Iš tikėjimo. Iš tikėjimo. Tai krikščionybė per dailę, per muziką, per mokslą, per mediciną. Pirmosios, reiškia, ligoninės Lazaretą buvo vienuolynus, paskiau islams perėmė, padarė pasavės, reiškia, pirmoji labdara, pirmosios mokyklas ir visa kita. Ir va taip, užrūga visus pasaulis gerąją tuo žodžiu prasme. O dabar grįžkiam prie sėklas, prie kviečių, grįžkiam prie to kveitį ir kas tai yra vaikai karalystės, kas tai yra mokiniai. Tai yra tas, katras atiduod savi visim. Dauna. Mokiniai ir kveitami dalinti save visim. Svidrė ne, svaigioji svidrė, ana ir net nuodinga, ana ir pilna tuščių pažadų. Niekad ten tikra nėra. Visus tikroms yra sekime Jėzumi Kristumi. Visus tikroms yra dautais viešpatie į tavo rankas, būti pasėtam, kad nešti derlių. Nu ir tam sykiau teik. Būkit palaiminti, brangiai. Aišku, aš nepaliečiau ten ir kas psalmė pasakyta. Ir tai, tarp kitko, paskutinis toks, katras apjungs visko. Prisiminkit išminties knygos, sako, juk tavo jėga teisumo šaltinis, visą valdydamas tu gali visų pasigailėti. Ir juk tu parodai savo jėgą, kai netikima tavo visagalybė. Ta prasme, pagalvokit, visatas valdos, jeigu jums galėtų čia su tokiu trenksmu, kad visi parkluptų ir kelių ir šauktus ano vardą ir sakytų, taip, mes dabar žinom, kad yra Dievas. O uns ten kaip garstyčias grūdėlis, kaip mažas kūdikis, ėdžiuose kam, kad aš galėčiau turėti pasirinkimą. Jūs nerasit Naujam testamente nė vienos vietos, kur Jėzus būtų prievartavęs žmogaus valią. Štai tu turi dovaną, laisvą valią. Ir kaip saka, pakartota įstatymą knygos, štai padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, bet prašau, rinkis gyvenimą, rinkis tikėjimą, rinkis kelionę su Kristumi. Sudiev. Iki kito sekmadienio.